Sveiki visi, su jumis Kamerixas ir ši pamoka skirta Color.lt. Šiandien jūs išmokysiu energingą intro per Adobe After Effects. Visų pirma, susikurkime kompoziciją. Spauskite kairį mygtuką ant Composition ir New Composition. Parašome pavadinimą kokį norite, aš rašau tutorial. Aš darau resolutioną 1080x720, square pixels 60 fps ir pasidarom half. Toliau susikurkime savo foną. Spaudžiame Layer, New, Solid. Spaudžiam OK. Nesvarbu kokią spalvą, bet iš pirmo pavadiname, kad būtų koksai BG. Gerai. Yra BG, einame į Effect, Generate ir Ramp. Pasirenkam Radial Ramp efektų skiltelį, pasidarom spalvą. Aš maišysiu turbūt mėlyną kokį. Pasidarot kaip jums yra gražiau. Pasidarysim žydresnę biškį. Taip. Taigi mato, turime backgroundą padaryti. Dabar susikursime judančius burbuliukus, spaudžiam Layer, New, Solid. Čia pasivadinsime Particles. Einam į Effect, spaudžiame Simulation ir pasiimam CC Particle World. Išjungiam Grid, tai yra paspaudžiam Off čia nais. Einam į Physics, pasidarome Direction Axis, Particle bus Faders F, gaunas taip. Pasidarykim spalvą. Spalva bus, pasižiūrim, bus mėlyna labiau. Labiau man pašydės mėlyna yra. Arba darysim tokią. Nesumatys. Pasidarysim baltą. Gerai. Dabar pasireguliuoju biškį. Su pačiu grįžumu, pačiais nustatymas baigta. Dabar einame, padarome daug didesnį tą dalyką. Gravity plugin. Darom taip. Reguliuojam. Taip. Reiktų daugiau. Taip. Aha. Einam. Mažai gavos labai. Žiūrėjau. Taip. Padarykim taip ir gavos maždaug gerai. Pasižiūrėjau.
maždaug keistai ir dabar einame į Layer, New ir Camera. Kamerą pasirinkam tokią patariu, bet ir nieko nekeis, nes pats apie tas kameras nenusimanau labai. Po to einam Layer, New ir Null Object. Po to, matote šitą raizgaliuką, nuvedam jį Null ir padarom Null 3D. Dabar, kaip matote, yra padaryta beveik. Dabar pasirašome savo tekstą, aš rašysiu color.lt. Color.lt stovės čia nais maždaug. Po to, jeigu jūs, tai yra turbūt ne vieną tekstą kursite, tai pasididiname matymo ratas, slinkdami pelytės vidurinį tą rutuliuką atgal, pirmin, atgal. Susikuriam savo tekstą dar vieną. Aš kursiu tutorialas. Jūs nematote todėl, kad čia jau nebe matymo laukas. Čia yra tas tutorial. Aš tą tutorial apversiu. Oi, biškį. Todėl. Kad apversti spaudžiam Rotation Tool arba spaudžiam W. Aš apversiu taip. To spaudžiam Selection Tool arba V. Aš dadėsiu iki čia. Ir dadėsiu. Ir gerai, viskas. Čia, kaip manau, gerai, atsiprašau čia. Dabar turime color.lt. Taip, padarykime taip. Padarykime, aišku, būtų tekstus 3D, kaip ir null objektą, pažymėkime kubikus. Eikime į kamerą, transform ir taip čia jau. Aš pasirenku visus, nes aš visus redaguoju. Reikia žymėti visus, nes dabar biškį ne taip darysiu. Gal ir taip darysiu, atsiprašau. Taigi. Pirmą nežymėt, po to Position, Orientation ir X-Rotation. X-Rotation, aš žinokit nesigaudau. X, Y, Z kažkokią. Radau. Tai Z-Rotation, kad būtų koksai, padarysim, kad būtų 1x180 lygiai. Dabar, netyčia, atsiprašau. Dabar palaukit, pasididinam lauko matymą. Apverčiam tą tekstą, kaip galima sakyti. Padarom abudu 0 ir 0. Gaunas taip. Du apsisukimai, išstojo tekstas mūsų. Toliau. Einate, pasižymite dabar čia visus po kairę tuos vėl keturkampiukus, nes darysim dabar dar kitaip. Ir dabar bus žingsnis mum į apačią. Bus žingsnis į apačią. Orientation reikėjo. Orientation patį pirmą, man atrodo, reikės. Tai patį pirmą. Ir, kaip matot, atsidūrim čia. Apverčiam. Nuvažiuojam. Po to truputėlį
pasukam, privažiuojam, vėl pasukam, čia gražiai nureguliuoti. Viskas. Taigi, su jumis buvo Gamma RX. Rezultatą parodysiu pačiam gale. Šis video skirtas ecolor.lt. Viso gero.